Įdomu, kaip jūs į anglų kalbą išverstumėte žodį taškas. Neseniai paprašiau savo mokinių tą padaryti ir gavau labai skirtingus atsakymus. Patikrinkime dabar ir jūsų žinias šituo klausimu. Pirmiausia, pabandykime pasakyti angliškai sakinio pabaigoje padėkite tašką. Britiško anglų kalbos varianto vartotojai pasakytų put a full stop at the end of the sentence, o amerikiečiai vietoj full stop pavartotų atitikmenį period. Put a period at the end of the sentence. Puiku, dabar prisiminkite, kaip angliškai nurodote savo elektroninio pašto adresą. Kaip angliškai, pavyzdžiui, sakote gmail.com. Visiškai teisingai, gmail.com. Ta patį žodį dot vartosime ir kalbėdami apie tašką kaip apie geometrinį objektą. Pavyzdžiui, raidė I turi tašką. The letter I has a dot. Na gerai, o ar mokėsite perskaityti šį dešimtainį skaičių? 5,4. Sakome 5.4. Arba išverskite sakinį, nubrėžkite liniją nuo taško A iki taško B. Draw a line from point A to point B. Tai ar jau supratote reikšminius skirtumus tarp šitų angliškų žodžių? Apibendrinkime. Taškas kaip skyrybos ženklas britams yra full stop, amerikiečiams period. Taškas kaip geometrinis objektas arba simbolis tinklalapių pavadinimuose dot. Taškas skaičiuose ir matematikoje point. Namų darbams pasirinkite teisingą žodžio variantą šiame sakinyje. Ekrane yra raudonas taškas. There is a red full stop, period, dot, point on the screen. Lauksiu jūsų atsakymo komentaruose.